Aš kaip šios teritorijos, sakysim, valdytojas ir žemės, ant mano teritorijos nėra ne vienas sklypo ir nėra ant mano tėvo, kiek žinau. Pirma, tai prasideda nuo to, jie nieko negalėtų statyti, jeigu kažkas tai nebūtų išnuomavęs arba pardavęs žemės. Tai toliau juridiniais dalykais, aišku, man padės Ernesta kalbėti, nes jūs sakot, kodėl mes priimam tarybos sprendimus, tai tarybos sprendimus aš vieną kartą buvau nepriėmęs Stoniškiuose, tai man Petrauskas tada buvęs tarybos narys, sako, tu dar negavai kyšį, po to priėmėm, jau gavai kyšį. Yra juridiniai dalykai tokie. Ernesta, prašau, papasakok, kaip yra su šitais tarybos sprendimais, kada mes jų galim nepriimti. Tai išklausyt, gerai? Taip. Dabar yra teisinis pagrindas toks, mes turime įstatymą. Teritorijų planavimo įstatymas ir jeigu žmogus turi arba nuomą, arba nuosavybę, pirmiausia, nuo to prasideda. Valdo žemės sklypą, jis tai gali ten statyti statinį, jeigu neprieštarauja pačiam įstatymui ir įstatyminiams aktams. Šiuo atveju su vėjo jėgainėmis ir Klaipėda laukia, ir Tauragė laukia, gal ir mes laukiame visi, kad būtų padidinta sanitarinė apsaugos zona. Per kiek atstumo nuo jėgainės negali būti būsto, negali būti. Įstatymai kol kas priima 1,5 statinio aukščio. Ir jokio kito sąlygos, jeigu tai neprieštarauja, nes mes turim bendrąjį planą, kuriame yra tam tikros telkinių apsaugos zonos, regioninis parkas, jeigu yra, tarkime, ten dar kažkokie, tai ten saugomi miškai, kur negalima, tarkim. Šiuo atveju tuos sprendimus, kuriuos patvirtino taryba, tos žemės yra žemės ūkio paskirties. Ten taip gaunasi, kad nėra toj vietoje nieko. Ir jeigu ten nuosavybės ar nuomos teisė, mes patys žiūrėjom, žmonės išnuomoja sklypus 100 metų. Nu, ką jau mes galime be padaryti, jeigu jam jo žemė yra 100 metų gali būti išnuomota. Ir viskas. Ir tas nuomininkas, kuris turi nuosavybės teisę, kuris neprieštarauja tuo metu galiojančiams įstatymams, visi laukiam iš Seimo, visi laukiam iš aplinkos ministro, įstatymo padidinti tą atstumą, kurio spindulyje aplink jėgainę negali būti gyvenamasis būstas. Tai yra pagrindinis dalykas. Šiuo atveju yra 1,5 jėgainės aukščio, tai yra jeigu jėgainė 100 metrų, tai yra 150 metrų. Viskas. Aš neturiu teisės neruošti sąlygų, kurios aš įrašau, kad privaloma laikytis galiojančiais. Bendruoju planu, specialiuoju, planais, detaliais, žmonių būsto, viskas surašau sąlygas, ką jie privalo laikytis. Jeigu tarybai teikiame, jie neturi teisės uždrausti, kaip neturi namą statyti, taip neturi teisinio pagrindo žmogui uždrausti tą jėgainę. Ernestai, klausimėlis, jeigu mes nepatvirtintume. Jeigu kas? Jeigu taryba nepritarė teismo keliu, kadangi jie turi argumentuoti, kodėl jie turi turėti vėlgi įstatymiškai pagrįstą teisinį pagrindą, dėl ko jie negali nepritarti dėl to, kad jie nenori. Nes jie irgi yra įstatymų tam tikrą pakopa lygmenį ir jie turi turėti teisinį pagrindą. Jie nepritarė, tada statytojas tiek namo, supraskite, tiek kažkokios fermos, tiek jėgainės eina į teismą ir sako, kad jie piktnaudžiauja valdžia. Ir jie neleidžia man statyti statinio. Viskas. Ir yra teismo kelias, teismo keliu jiem leidžia statyti, tas yra įvykę, yra Tauragėje ir yra Klaipėdoje įvykę. Kas statytojas teismo keliu vis tiek gauna leidimą statyti, o teismo išlaidas susimoka savivaldybė. O pristabdyti? Nes dabar... Ne, jūs tik tai užvilginate kažkokį procesą, bet nes teismas. Tik tai užvilginate. Dabar yra teikta projektai. Buvo taikė ir instancija netgi teikė rudens sesijoje Seimo, kad prailgintų. Kodėl mes nepristabdėm iki Seimas, kol priims šito? Nes tada yra atstumai daug didesni. Kodėl mes nesusilaikėm iki rudens? Kol ką Seimas nutarė? Ne tiek jau daug, liko laiko. Klaipėdos ten bendruomenės, kada susijungi, jie prisistabdė šitą.
Jie rado teisinį pagrindą, prisistabdė. Nes vėlgi, dabar pasakysiu taip, man sąlygas, pavyzdžiui, aš privalau išduoti, vėlgi yra teisiškai aprašas per 20 darbo dienų. Aš siunčiu, vat institucijoms, ta prasme, per kažkokį laiką, per 10 darbo dienų turi man duoti atsakymą. Jeigu aš tą išvilkinu, aš kaip tiesiog tarnautojas iš karto gaunu, nes iš tikro tai mes esam tik tai pritariamoji. Tuos planus visus tikrina statybos inspekcija, tai yra Tauragės skyrius ir Vilniaus skyrius, kurie tikrina statybų projektus, visi žinote, kad visus planavimo dokumentus mes netvirtiname. Pas mus yra tik tai kolegialus protokolas ir tada mes tą visą planą, ar detalųjį, ar sklypo detalųjį, ar bendrąjį, ar specialų, mes siunčiame ponams Tauragę, kurie yra planavimo specialistai ir jie tik tai specialiu aktu perėję viską patikrina. Bet vilkinti aš, pavyzdžiui, negaliu, taryba, nes yra įstatymo numatyti terminai. Kitaip mes piknaudžiaujame savo kėdę. Nu, ta prasme, aš negaliu, jūs manęs prašote, man yra 20 darbo dienų, per kurias aš privalau atiduoti. Viskas. Kitaip, nu, žmogiškai tariant, aš gaunu per galvą už tai, kad aš piknaudžiauju savo padėtimą. Įstatymų man numatyta tvarka, per kiek laiko aš privalau išduoti apžiūrėjų jėgainėm planavimo sąlygas. Jeigu aš neįrašyčiau kažko, tai kad nesivadovauti bendruoju planu, nekreipti dėmesį kokias ten, tada jau taip, tada jau aš pažeidžiu. Bet jeigu aš jiems įdedu visus reikia, kad jisai turi turėti žemę, kad jisai turi arba ją išnuomotis ne mažiau kaip 25 metams irgi yra, kad ilgesnis tarpas. Aš viską surašau, maksimaliai, jiems tikrai yra sunku tą jėgainę pastatyti. O tai dabar taip suprantu, jūs... Bet užtempti laiko aš neturiu teisės. O gyventojų nuomonė čia nieko dėta? Ne, tai gyventojų nuomonė yra... Jūs prilyginot gyvenamojo pastato fermų statybas prie vėjo jėgainių. Gyvenamo namo poveikia aplinkai sveikatai jokio nėra. Fermos mažą turi, o jėgainės prilyginot prie tų pačių. Čia yra neteisinga. Už tai žmonės ir nesupranta, pyksta tokius dalykus. Jeigu lyginama gyvenamo pastato statyba ir jėgainės statyba. Ne, aš neprilyginu, jiem yra skirtingos. Todėl mes siūlytume susilaikyti šitais sprendimais visais, palaukti Seimo sprendimo, bus pakeitimai, nebus pakeitimai, po to išnekėsime. Nes vakar mūsų tuo klausimu ir neišklausime. Mes tik norėjom prašyti tarybos, kad susilaiko. Mes nesame visiškai prieš statybas. Mes norim, kad būtų toliau nuo gyvenviečių trauktos. Mes ne prieš, reikalinga elektra visą kitą. Bet reikia protingais atstumais statyti. Kur traukinys eina, jo nesustabdysi jau taip pigiai, taip kaip jūs galvojate, ateisit, pasakysit, paprašysit. Tai jūs paprašykit, kai jie sustabdytų. Su jais neina kalbėti. Jie žino savo, turi savo planą, jie vadovaujasi. Ne, dar iš tikrųjų tai nėra čia būtent. Tai dabar, ponė, kieno yra palaiminimas, kieno yra žemė. Pirmiausia, nuo šito pradėkime. Jeigu nebūtų žemės, nebūtų nuomos, nieko nebūtų. Turi žemę, gali statytis. Turi teisę ar jėgainę statyti, ar namą statyti, ar ūkinį pastatą. Žmogus turi teisę. Mes atėjom kalbėti teisinę pagalbą. Jeigu jūs norite išgirsti mano nuomonę, ir aš norėčiau jums pasakyti, kad iš tikrųjų man nepatinka, kad šitoj pusėje aerodromai yra statoma, tai reikėtų sakyti, tikrai nereikėtų apsupti lumpėnų iš visų pusių, reikėtų dėrėtis ir šnekėti šiandien. Aišku, jūs galite viską jiems įsakyti, kas jums nepatinka, bet man asmeniškai tikrai nepatinka, kai lumpėnus jau supa iš visų pusių. Tai bendruomenė turėtų aiškiai pasakyti, bent jau, aišku, jūs galite pasakyti, kad iš vis jūs jų nenorit. Kaip jūs tai padarysit, kad ant kelnės žemės nebūtų, ar dar ant kažko, aš tai nežinau, kaip tai padaryti. Žmogus turi teisę leisti pačiam statytis ir jis gali. Aš esu su jumis ir sakau, tikrai man nepatinka, kad visur. Ir aiškiai jums pasakau tą poziciją. Jeigu įmanoma, jeigu prašo seniūnyje, dėrėkite, šnekėkitės ir kad taip neatsitiktų, kad žmonės nors į vieną pusę galėtų į saulę žiūrėti, ar į tą pusę, ar į tą pusę. Nes čia žmonės gyvena. Bet jūs sakau, esame mes dabar kalčiausi, kad lyg tai mes esam šiandien tarybai, kad ir kiti būtų buvę, nieko nebūtų padarę. Ne. Tik tai teismo išlaidas jūs norit, paklauskit, kiek jų advokatai kainuoja. Teismo išlaidas metų, jūs bendruomenė apmokėsit tas teismo išlaidas. Jų, nes pralaimėję mokės teismo išlaidas, mes mokėsim. Aš žinot jų advokatų, kokios yra kainos. Bet kas tada Nes nėra O kas mumis
gins? Kas mus gins gyventojus? Kas turi mus ginti? Mes prašom valdžios institucijų. Koks įstatymas mus gins? Jūs dabar sakot, kad mes... O tai savivaldybė juristo jokio neturi. Klausykit, jeigu vedam dialogą, tai prašyčiau vesti dialogą. Vacys kalba, kol leisit man taip jau pirmininkauti, aš taip ir prašyčiau. Vacys nori pasakyti, kaip pasakyk. Nes visi triukšme nieką negirdėsim. Tai sakau, jūs kaip mūsų valdžios atstovai, jūs turit ginti mūsų interesus. Taip. Bet mes tik matom vienpusę gynybą jų interesams. Jie ką paprašo, visi parašai yra gaunami. Bendruomenės susirinkimas buvo, valdyba susirinko, pasirašė, kad jokių pretenzijų, papildymų, prašymų dėl statybų jie neturi. Visų pirma, kodėl jie buvo supažindinti, po to raštas dar vienas jūsų buvo pasirašytas bendruomenės valdybos. Vaci. Aš paskaičiau papirių. Tai išgirsk, kai ateina pareiškimas, ką mes galim daryti. Ir ko negalim daryti. Tai palaukit, ką mums daryti? Kaip? Ką mums daryti? Jūs turite teisę nesutikti. Jūs šiandien turite teisę nesutikti. Tai mes ne pirmą dieną šaukia mūsų niekas negirdi. Neprieinama informacija, iš tikrųjų. Gerbėmi lumpėniškiai. Aš sakau, yra įvykę taip, kad dalis iš lumpėnų gyventojų arba turi savo žemę, arba yra išnuomavę tą žemę. Jeigu to būtų neatsitikę, nebūtų buvę tų jėgainių. Nebūtų. Ir aš žinau, už kiek nupirko, ir kiek tai išnuomavo, ten 3,5 ar 5, ten maždaug tokios kainas metams. Ir jie taip išnuomavo. Galiu pasakyti, kodėl? Visų pirma, aš noriu informuoti apie galimą poveikį jėgainių. Buvo sakoma, renkant paraštus sutartis, pasirašinėjant, kas bus su jėgainė. Nieko jie puikiai tik tai suksis ir gamins elektrą. Ir jūs gausit dyką pinigėlį. O kada jūs girdėjote, kad tas, kuris nori parduoti... O čia yra žmonių, kurie išnuomavę. Ar yra, kurie išnuomavę su žemė? Paklausite, žmonės jau dabar nori. Bet nežinojo nieko, apie poveikį, apie visą tą dalyką, kas aišku. Pasakyta, nežinojo. Tai blogai tada yra. Žinoma, ką blogai. Taip, kitaip. Ne, palauk. Aš vieną uždavėm klausimą. A galima taip susitarkim, aš suprantu, galit valdžios negirti, bet mes nerasim dialogą. Yra, sako, žmogus, kuris yra išnuomavęs. Tai vat, aš norėčiau, ar galima taip ir priimti pakelti, paklausti. Sakyk, ar norėtum atsisakyti sutartį? Taip, kodėl? Atsisakyti sutartį? Atsisakyti? Neįkoti mandatą. Tai aš jums dar sik pasakau. Aš žinau, mano žemė yra netoli jėgainių stovi, ar stovės tenai, lyg tai derina su kažko kirkutvičios. Tai, bet ant mano žemės tikrai nebus, nes aš iš tikrųjų suprantu, aš jų nenoriu iš tikrųjų. Aš jų nenoriu iš tikrųjų. Bet ką aš turiu šitiems žmonėms pasakyti, kuris nori pajamas gauti šitą? Man vietos žmonėm neįkišė, nes aš prieš 2 metus pasirašiau, aš nežinojau, man niekas. Ir taip, kaip mums sustabdyti šitą dalį, tai juristą kreiptis. Galima parašyti. O iš kur jam mokėti? Ne, tai nesvarbu, tada reikia vis tiek pasižiūrėti, susidomėti. Jeigu yra reikėjo pirmus pasakyti, kad nebūtų taip viską daryti, paskiau Taip buvo patvirtinta, buvo šakia, nestatyti. Netvirtina niekas. Sakau, bet inspekcija. 2007 metais, kaip administracijų direktorius atėjęs paskutinį minutę, pasakė, bet kas informacijos nebuvo. Nieko. Ne, aš nesuprantu, nežinau, kad Diana kalbėjo, bet aš jums pasakiau vidinis dalykus. Jeigu mes tarybą netvirtinam, duoda mumis į teismą, jie turi žemę, jie per teismą pasitvirtina. Už mėnesio jie vis tiek pasitvirtina. Tai gerai, galbūt mes susimokykim išlaidas tas teismo, bet mes turėkim sveikatas, ar mes... Ne, tai mes vis tiek jie pastatys tik už mėnesį. Bet norint eiti į teismą, norint eiti... Tai vienu žodžiu, taip yra tas pats, ką tas... Nu, įstatymą. Tai jo, pastatys, tai reikia nusipirka tą kainą. Aš vėl po vieną. O ką jie padarė? Svetimi atėjo, gal daro ką nors. Mes klausim, kas atsakytų už tai, kad tokia tvarka bus pavyzdžiui.
gyventi, nuvertės nekilnojamo turtas, sutriks sveikata po kažkiek tai metų. Jie neatsako. Tai dabar aš... Dėl to, čia aš galima iškiterti. Prašau. Būsiu nepopuliarus, gal ten, kaip sakyt, atsistosiu kitoj pusėje barikado ar ką. Bet esmė tame, ką noriu pasakyti, gyvenkit 21 amžiui. Ir jums ne dėl vėjų jėgainių, ko gero, reikėtų pergyventi. O dėl anoje pusėje atominės elektrinės. O čia jau valstybinė problema. Čia ne valstybinė problema. Valstybinė. Čia lygiai tas pats, bet tai kodėl, pavyzdžiui, sakau, va taip, lietuviai, vat kai galit įkasti kažką paspirti, ar tai įspirti į kulną, tai viskas tvarkoja. Jūs čia, drąsus visi ir viskas daug kalbat. Kodėl dėl tos atominės nieko nedaro? Todėl, kad čia... Tai dabar aš norėčiau... Aš tai ne, aš sakau, ko reikėtų labiau bijoti. Pasiklausyk, Tai tu... yra kalbama apie elektrinę. Aš suprantu, jeigu dar bus klausimų konkrečiai man, aš atsakysiu. Dabar sakysim, aš pakalbėsiu apie kitą dalyką. Aišku, jūs sakysit, šito visiškai jūs nenorit, negirdit. Ir jeigu ateitų šito iš tikrųjų jėgainės, aišku, aš ten baisiai norėčiau, kad jos būtų tikrai neapsupusios lumpienas. Vien turto mokestis į savivaldybę ateis, sakysim, apie milijoną kažkur tai, jeigu apie 100 jų pasistatytų. Tas 100 milijonų tai tikrai kažkiek vėl kliūna, gal didžioji dalis ir turėtų kliūti ten, apie kurias gyvenvietės jas supa. Toliau, tie žmonės, kurie apie 100 yra išnuomavę, tai 350-500,5 milijoną matyt gaus pajamų jie. Aš negaliu prieš to žmonės būti irgi, nes lyg tai jie nori tų pajamų. Ir šiandien, ką išgirdau, Baltronsis jokių momentų nenori atsakyti. Dėl to vaikai važinėti į užsienius kažkur, tai jeigu aš gausiu pelną, aš tai vaikai neišėjęs užsienį. Ir vaikai... Apie mūsų vaikus pagalvojai. Ir aš sakau, tai yra, kaip čia dabar pasakyti. Aš manau, kad tikriausiai čia, kaip matot, tas yra dar kodėl palankus statyti, kiek aš suprantu. Dėl vėjo. Dėl vėjo, matyt, yra vėjas ir yra tam žmonės specialistai, kurie įsityrinėja tą visą teritoriją ir mes šiandien kažkaip tai atsiradom ir man tas, kad nuo Tauragės tą visą teritoriją ir nori užstatyti, aš taip suprantu. Čia yra tikras verslas ir taip didelės investicijas, ne viens iš mūsų čia nesugebėtumėm tų investicijų, bet aš kiek žinau, kad žmonės dėrėjos tie kaimui ar grįž pelkę, ar kur ten pastatė, tai kad šnekėjo, kad apšvietimą ar dar kažką padarys, ar kelius. Jūs galite ir to, galite šiandien, sakau, šaukti, bet jeigu ateitų visi tie, kurie pasirašė tas sutartis, koks čia šiandien įvyktų, jūs, ačiū Dievui, jūs to Baltronę neužmėtot šiandien. Jis turi savo nuomonę. Jis turi savo nuomonę, jis turi, aišku, nori turėti pajamas. Mes viešai statybos atkelti toli, susitariamas toli. Aš irgi už tai, kad jūs įsirinktumėt tarybą kažkokią tai dėl jėgainių. Aš irgi už tai, kad konkrečiai kalbėtis. Ateiti susėsti pas manęs, susėsti, rodom, kurios iš tikrųjų netinka. Jeigu jūs esate nutarę prieš visas kovot, aš negaliu jūs... Ne prieš visas. Tai yra laisvų žemė, toli nuo gyvenvičių. Bet jeigu jūs suprantat, jūs sakysim, vat Kelnerė, kiek žinot, čia žemės yra. Yra po 4 jėgainės labai arti, ten kitos toli į kalną yra. Mums netrukdo traukti. Nežinau, kaip aš... Yra per arti. Tegu ieško tokių variantų, kur nieko netrukdo. Pirmą, aš ir siūlyčiau, sakau, aš tikrai išvyksiu. Jeigu įmanoma susėsti protingai prie stalo, kad mes galėtumėm išnešti jums nuomonę, sakysim, to, ko iš tikrųjų, aš tai baisiausia nenoriu, kad būtų apsupta iš visų pusę. Tai nors į vieną pusę žmogus turi žiūrėti. Patys įsivaizduokit, žmonės čia gyvena, jeigu jis vakarė negalės neišėti į vieną, nei kitą pusę pažiūrėti. Aš to norėčiau. Tad siūlyčiau šiandien, aišku, pas jūs beveik ir taryba ir yra, beveik ir vakarai buvo atvykusi. Aišku, gal jūs supyko, kad nedavėm išsakyti, bet aš žinau, kad ten ne tas klausimas ir jūs būtumėt... Mes tik norėjome pasakyti, kad nuo jūsų sprendimo priklauso mūsų Lumpėnų gyventojų. Aš atvykau čia ir visą...